you can speak about all our European strategies and goals. Take to have a high level of security of supply, or take solidarity between member states and markets when needed, or take how to complete our internal energy markets, how to come to a high level of competition, or how to integrate more renewables in our European power system. It's infrastructure. Infrastructure is key. Is a technical framework for to realize all these common goals. And to speak about infrastructure, I think Lithuania is a perfect member state and place, because to integrate all member states into our functioning internal market, to come to an integrated market, means to integrate Lithuania and some other Baltic states, or some other member states, take Bulgaria or Malta and so on. And with our first list of projects of common interest, we have developed our priorities, which infrastructures should be planned, permitted, and under construction and operative in next years. These PCI lists, first one, was developed in bigger regions between member states and neighbor states, with our TSOs and our regulators, with our associations named ENTSO-E and ENTSO-G. And now we are ready, and we have a complete agreed list for our pradėti įgyvendinti strategiją, sujungti visą Europą. Papildomai gruodžio mėnesį mes tikimės organizuoti taip pat bendrą susitarimą, kuris numatys biudžetą iki 20 metų, tai yra biudžetas skirtas visai Europos Sąjungai, ir šioje sutartyje, daugiametėje sutartyje, mes numatome 5,8 milijardus eurų tam, kad būtų kofinansuojami keli iš šių projektų, kad jie būtų galimi, kad jie būtų įgyvendinami, naudojant Europos pinigus ir tiesiogiai subsidijuojant, taip pat teikiant garantijas, kad taip pat būtų naudojami kiti finansavimo šaltiniai ir keli instrumentai. Ir tiek jų, kiek tik tai yra įmanoma. Šiandien mes turime labai produktyvę diskusiją su savo ES partneriais ir taip pat kai kuriais ministrais, su visais suinteresuotais šios sektoriaus dalyviais, reguliatoriais ir panašiai. Ir mes jau turime pirmą tokią perspektyvą, kaip sakant, už ES ribų. Tai yra, mes susikūrėme paneuropietišką viziją, pakviesdami savo kaimynų, Šveicariją, Norvegiją, Vakarų Balkanų šalis, taip pat Ukrainą, Turkiją, Moldaviją, Gruziją, nes jos užbaigs visos strategijos istoriją ir mes norime išbaigtos infrastruktūros ne tik savo ES viduje, bet ir už jos ribų. Tai yra, sukuriant paneuropietišką dimensiją kartu su šiomis mano minėtomis šalimis, kurios būtų mūsų partnerės. Ir dabar mes tęsėme šį darbą ir aš esu dėkingas, kad Lietuvos vyriausybė turi šį prioritetą
per savo pirmininkavimą. Aš turiu omeny energetiką, bendrąja prasme kaip prioritetas, taip pat energetikos infrastruktūra ypatingai kaip vienas iš jos prioritetų, svarbiausių prioritetų. Ir aš manau, kad ši konferencija yra labai geras postumis visiems, mums labai geras motyvas įgyvendyti mūsų visų bendras ambicijas. Dėkoju. Užduodant klausimą, prisistatyti ir pasakyti, kam yra klausimas. Yes, good evening. Labas vakaras, aš esu Prancūzijos korespondentas, dirbu Šveicarijos radijoje bei žurnale ir laikraštyje. Aš ponui komisaro turiu du klausimus. Pirmiausia, tai ES siekia partnerystės asociacijos su Ukraina, taip? Ir kokiu mastu jūs manote, ši partnerystė galėtų išvengti problemų, kurias patyrėme per paskutinius 4 metus, kalbant apie energetinį tiekimą per Ukrainą, per Rusiją ir taip toliau. Ar padėtų tai mums, ar atvirkščiai ta tokia sutartis dar būtų didesnė problema, sukeltų daugiau problemų ES turinti Ukrainą arčiau savęs. O antras klausimas tai yra, jūs žinote, kiek Šveicarija suinteresuota pasirašyti energetikos sutartį su ES. Tikrai labai suinteresuota ir jūs taip pat suinteresuoti. Bet yra tam tikra institucinė problema. Šveicarija nori, ir Šveicarija aplamai nori pasirašyti sutartį su jumis prieš institucinę sutartį. Ar jūs sutinkate su tuo, kad tai gali būti padaryta? Mes iš tikrųjų dabar vedame labai intensyvės dvišalės dėrybas su Šveicarijos vyriausybė ir lydė turbūt ir komisija ir aš pats dalyvauju dėrybose, kad būtų pasiektas susitarimas dėl bendro energetikos sektoriaus ir papildomai mums reikia kai kurių bendrų sprendimų bei bendro supratimo, kalbant apie bendruosius klausimus, apie kai kuriuos institucinius klausimus. Čia mums reikia bendro jų supratimo ir mūsų dabar ambicija ir tikslas yra vis tik sukurti tokį paketą, parengti tokią sutartį, kuri būtų skirta energetikos sektoriui ir lygiagrečiai tuo pačiu metu prieiti prie bendro supratimo, prie bendrų supratimų, kalbant apie bendruosius klausimus, reiškia ir juos vienodai suprasti, bet spręsti, nes kartais mūsų ambicija būna parengti ar pasirengti paskutiniams žingsniams iki 14 metų pabaigos, nes 2014 metais iki 15 metų yra, reiškia, tinklo kodų pasikeitimai ir ES rinka bus vis labiau ir labiau integruota ir buvimas integruotų partnerių šiame naujame energetikos sektorėje. Aš esu tikras, yra abipusiškai naudingas. Tai yra naudingas ir Šveicarijai, ir visai ES. Ir paimkime Austriją, Prancūziją, Italiją ir Vokietiją, tai visos šitos šalis iš to turės tik tai daugiau naudos. Mes vedame intensyvias diskusijas darbinėme lygmenyje ir aš susitiksiu ponę Loitat su savo kolega iš Berno ir galbūt sausį vėl susitiksime ir mes tikimės jau būti pasirengę prieš Kalėdas tam, kad būtų, reiškia, žengti oficialų žingsniai prieš patvirtinant planą taryboje, parlamente, galbūt gegužę kitų metų arba kitų metų pabaigoje. Toliau Ukraina. Taip. Pirma. Tai yra nepriklausomas Ukrainos politikų sprendimas, tai reiškia vyriausybės ir parlamento sprendimas. Tai yra nuspręsti, ar šalis nori
pasirašyti asociacijos sutartį ir pradėti taip pat prekybą bei sudaryti prekybos sutartį. Yra tam tikros sąlygos iš jų pusės, taip pat yra sąlygos nustatytos ir iš mūsų pusės. Kaip žinote, tai yra žmogaus teisės sąlygos, teisinės sąlygos, nepriklausomybės, teisingumo teisme bei kitų iššūkių sąlygos. Ir ateinančios dienomis paaiškės, ar yra sprendimas, ar yra išvada ir Vilnius šio mėnesio 28-29 dieną pateiks, tai yra organizuos labai aukšto lygio tarybos susitikimą, konferenciją, kuriame dalyvaus visų valstybių vadovai. Ir aš manau, kad mes tikrai turėsime asociacijos sutartį, nes energetika yra nepaprastai geras argumentas. Jei turėti ir Ukraina yra labai svarbi partnerė, Ukraina yra mūsų energetikos bendruomenės narė jau nuo 2011 metų. Taip, kad siekiant užbaigti savo bendrą rinką, integruoti ją, kad būtų sukurta bendroji infrastruktūra, kad būtų naudojamos didelės galimybės, saugojimo galimybės, sandėliavimo galimybės, yra siekiant optimizuoti visas kitas technologijas, tikrai bus naudinga pačiai Ukrainai ir visai Europos Sąjungai. Jokių abejonių, kad yra konfliktų, yra kai kurių skirtingų pozicijų, nuomonių tarp Rusijos federacijos, galbūt Gazpromo viena vertus ir Ukrainos iš kitos pusės, taip pat dar imkime ir Europos Sąjungą, trečioji pusė, bet galų gale aš manau, kad mums reikalinga išmani, mums reikalingas protingas supratimas, bendradarbiavimas ir Rusija, Gazpromas visada bus mūsų aktualiausias, svarbiausias tiekėjas. Ar tiekėja yra aplamai Rusija su savo uranu, su anglimi, nafta, dujomis yra mūsų pats svarbiausias partneris, kalbant apie tiekimą bei eksportavimą, kai atvyksta eksportavimas ES rinkas ir mes ir toliau norime tęsti šią gerą partnerystę ilgam laikotarpiui. Ir Ukraina taip pat yra svarbus partneris ir vis daugiau ir daugiau. Yra svarbu taip pat panaudoti išteklius turimus šalyje, kurie yra Juodojoje jūroje ir sausumoje ir jūroje, kad Ukrainai taip pat būtų statomas sandėliavimo objektai ir panašiai. Ir aš manau, kad mums reikia labai gerų dvišalių, netgi trišalių ryšių tarp Rusijos, Ukrainos, taip pat ES, tarp privataus ir viešo sektoriaus ir Ukraina su savo visomis techninėmis galimybėmis, savo pačią rinką yra svarbi ES partneriai. Aš labai viliuosi, kad visos trys pusės ir šalis yra pakankamai protingos ir pakankamai, kaip jis sako, kietos, kad išvengtų nebūtinų konfliktų, kurių nereikia. Ir aš esu tikras, kad visi turi interesą, visus domina tai, kad būtų išvengti konfliktai. Kaip kad įvyko 2009 metų sausį, Rusija nori gaminti ir parduoti dujas, o mes norime pirkti tas dujas ir mokėti už jas. Mes norime naudoti visas įmanomas dujotiekių galimybės. Taip pat mums reikia Rusijos mūsų energetikos sektoriams, šildymą ir panašiai, o Rusijai reikia Europos pinigų, kad ji galėtų papildyti savo biudžetą. Taip kad yra abipusiški interesai ir dvišaliai santykiai, dvišaliai ryšiai ir aš esu visiškai optimistas, sakydamas, kad kitą mėnesį mes išvengsime kokių nors svarbesnių, rimtesnių problemų, su kuriomis susidurame sausį prieš 4 metus.
from your active also for the commissioner. Taip pat pirmą komisarui 2 klausimai, kalbant apie finansavimą. Ir iš tikrųjų jungtis brangiai kainuoja, daro didelį poveikį biudžetui ir jūs kalbėjote apie kofinansavimą, bet kol kas Ispanija iš tikrųjų nepasiteisino kaip sėkmingas sprendimas. Ir atsižvelgiant į šios faktus, kiek galite pasikliauti tuo, jog infrastruktūros finansavimas bus užtikrintas. Ir toliau, grįžtant prie Ukrainos klausimus, kalbėjote apie sąlygas dėl žmogaus teisių, dėl teismų sistemos patikimumą. Ar tikite, kad Julijos Tymošenko išlaisvinimas bus viena iš tų sąlygų, kurias jūs keliate? Mano lūkesčiai yra rasti gerus sprendimus ponios Tymošenko atžvilgių. Vyksta intensyvus dvišaliai pokalbiai tarp Ukrainos prezidento ir vyriausybės viena vertus, taip pat iš mūsų pusės, iš kitos pusės, tai yra su ambasadoriais. Ir taip pat buvusiu Lenkijos prezidentu. Ir aš labai viliuosi, kad per ateinančias dienas pasieksime gerą rezultatą, kuris patenkins ir mūsų lūkesčius, ir taip pat tai bus priimtini sprendimai, teisiškai priimti sprendimai Ukrainai taipogi. Toliau dėl bendro finansavimo, kofinansavimo, kalbant apie energetikos infrastruktūrą, tai nėra sena europietiška patirtis. Mesgi pradėjome savo EPPP programą 2008 metais, taip pat 2009 metais ir kofinansavimas palėtė kelis projektus ir dabar mes turime vis daugiau ir daugiau konkrečių patirčių. Jau esam jau sukaupę ir tas sąrašas, kurį aš minėjau, reiškia, kad mes turime labai gerus ryšius su visais suinteresuotais partneriais, su visomis valstybėmis narėmis. Ir mes esame tikri, kad procesas nenutruks ir kad bus gauti leidimai ateinančiais metais ir šių projektų realizavimas be valstybės paramos, be ES pinigų yra įmanomi. Taip pat mes čia turime pasikliauti ir vartotojais, kurie vartoja, ir taip pat savo nacionaliniais reguliatoriais. Tuomet bendro intereso projektai jie reikalauja kofinansavimą. Mes turime jau nemažą patirtį sukaupę šioje srityje per praėjusius 4 metus, kalbant apie nacionalinius struktūrinius bankus, Tarptautinį valiutos fondą ir kitus instrumentus, garantijas, projekto obligacijas, kurios gali būti panaudotos kaip kofinansavimo šaltinės ir tiesioginiai pinigai paimti iš mūsų ES biudžeto. Ir taigi pirmą kartą mūsų ES biudžete mes turime savo nuosavą finansinę programą. Tai yra pirmas kartas ir tai yra 5,8 milijardai eurų per metus. Ir tai reiškia, kad daugiau negu 800 milijonų eurų per metus bus galima panaudoti. Ir šių pinigų pagalba mes galime išlyginti daugumą šių projektų, kurie paprastai nebūtų įgyvendinti. Klausimas ponui komisarui. Kada Lietuva galėtų tikėtis, kad bus užbaigtas labai aukštų Gazpromo kainų tyrimas? Tai yra kuris susijęs su keliomis vidurio ir rytų Europos šalimis. Ne tik su Lietuva. Lietuva tikrai yra viena iš šalių, kuris susidūrė su šio klausimu.
ir atliekama yra analizė, atliekamas tyrimas, aš kalbu apie rinką ir analizuojamas visos sąlygos, visos praktikos, kurios galioja rinkos žaidėjams, rinkos dalyviams. Tai vyksta ne politinėme lygmenyje, viskas vyksta darbinėme lygmenyje ir mūsų ekspertai dirba analizuodami visus faktus, visus skaičius, visas pastabas, visas sutartis, kontraktus, kuriuos tik tai turi ir gavo, ir jiem dar reikia šiek tiek daugiau laiko. Aš manau, kad kitų metų pavasarį mes jau turėsime užbaigtą teisinė bei ekonominė analizė. Jau baigta ta analizė ir mes kaip komisija turėsime priimti sprendimą remdamėsi šią analizę. Jeigu ne, tai dėkojame komisarui, dėkojame ministrui, visiems gero vakaro. Ačiū.